gal iš šios dienos poros diagnostikos atveju. Vat ryte ateina vyras, lygis aišku nukritęs, būsena tikrai nepavydėtina. Ir iš tų lankytojų dažnai būna paskaitose. Žmona mirusi jo. Turi, aišku, savo vaikus, anūkus. Viską supranta, viską žino. O tai aiškini, viską žino. O pokyčiai nevyksta. Taip ir pasilieka trečiame lygyje. Trečiame lygyje žinot, koks gyvenimas yra. Čia visi pastovus lankytojai. Jeigu 2,5 lygis valkataujančio žmogaus, tai trečio lygio būsena aiškiai, ties riba. Jam aiškinu. Viską aiškinu iš naujo. Aiškinu, Tėve, mūsų maldos tą galią ir jėgą. Sako, kiekvieną rytą kalbu, o pokyčiai nevyksta. Tai yra apsėstas demonų žmogus. Didelis kiekis demonų. Ir aš jau aiškinu ir matau, kad iš mano aiškinimo vienos dalies jis nepriima. Tai yra nepanaudoja. Bet tai ne tavo karalystė, tai tavo valia jis panaudoja gerai. Kad į jį, į jo vaikus, į jo anūkus, netgi mirusią žmoną, viskas atrodo gražu. Bet vieną dalyką pamiršau. Ir į tas esybės, kurios jį apsėdusios, demonai, virš demonai esybės, jos pasilieka. Tu gali pasivalyti, o tos esybės daro savo. Ir kaip tik tai šitą dalyką, aš sakau, žiūrėk, nuosekliai klausyk, įdėmiai klausyk. Ir ties šitą vietą jaučiu, kad žmogus suvirpėja. Pamiršo, kad reikia dar paprašyti, kad tai ne tavo karalystė, bet į tas esybės, į demonus, virš demonus ir kitas esybės, kurios įsigalėjusios į žmogų, į jį patį ir jo vaikus. Ir viskas. Ir tos esybės niekur nedingsta. Ir jos toliau pasilieka žmogaus, reiškia, viduje, jame, jo vaikuose ir nieks nesikeičia. Vien jau tos maldos, kad, reiškia, yra neišbaigtas atvejis, nieks nevyksta. Kaip tik šitą šiam užakcentuoju, pas jo atėjęs lygis 4 buvo, 3,5 kažkur tai. Iš karto šoktelna iki 12. Ir 80 demonų ir 50 virš demonas jeigu dingsta. Matot? Ir čia galia yra, kur dar Kristus rinks mano vardu, aišku, galioja šitas dėsningumas. Bet jis šitą dalyką netgi pamiršo, kad šitą reikia. Iš šito irgi reikia išlaisvinti save ir savo vaikus. Vat ką reiškia nepilna malda. Ką reiškia nepilnas supratimas ir kažko tai praleidimas. Atsiprašau, buvo 3 lygio pakanka, kad išlaisvinti. Pakanka irgi, jeigu nuoširdžiai darai ir dar ne vieną kartą, aišku, geriausia būtų, kad dviesi. Pavyzdžiui, vyras su žmona, kada nori padėti savo vaikams, tai nepykti ant jų reikia, nervuotis, o peržvelgti savo ir pakanka netgi, aišku, sunkiau yra, bet jeigu tu nuoširdžiai gal 2-3 kartus pakartosi, tai reiškia ramiai. Ir praktiškai, aišku, dar yra tuo, kad kada aš kalbu, kadangi mane, reiškia, jau irgi ta savotiška galia tokia yra, per gyvenimą sukauptas, ištreniruotas esu. Nes kodėl sportininkai treniruojasi? Kad būtų stiprus, kad būtų ištvermingi, tai čia yra. Aišku, padeda ir šitas,
Bet netgi jam neaiškinant, kaip tik tai supranta iš karto savo klaidą, netgi kažkur net suvirpėja žmogus, kaip čia dabar taip. Ir kai užakcentuoja, kad va šito nedarai, ir kad supranta, kad čia yra labai svarbu, iš karto reiškia vyksta pokyčiai. Ir svarbiausia, kad mes ne taip, kad vat meldžiamės, kad vat viskas tas būtų, o tiesiog aiškini žmogui visą sudėtį, kaip vyksta procesai, ir užakcentuoja šitą viską. Ir suvokimas yra didžiulė jėga. Tik žmonės, kada reiškia meldžiasi, jie niekaip negali atsilaisvinti iš savo problemų. Jis ir maldą kalba, ir problemą įgyvena. Šiandien vienas sako, tai kaip ar melstis geriau, ar ką jis sakė. Tai šiandien paaiškinu, supratingume melstis, tai yra gerai. O kaip žirnis paberti į sieną, tai malda mažai duoda naudos. Ir žmogus turi matyti, kada jis supranta dėsningumus ir jis nenori pasilikti. Čia yra žmogaus, Dievas davė žmogui laisvę. O aš nebenoriu būti pas šėtoną, aš noriu būti pas Dievą. Noriu būti jo išmintį gyventi, o ne šėtoniškam gundėme ten ir jų. Ir žmogaus šitas noras, reiškia, jis yra vykdomas. Ten eina kaip savotiški debatai. Šėtonas sako, tu neteisingai pasaulius atvėrė, jame žmonės nelaimingi. O kai žmogus sako, kad aš nebenoriu būti, aš noriu būti su Dievu, su kūrėju jo išmintį gyventi. Tai jeigu išmintį supranta ir nori, praktiškai šėtonas praranda visą galią. Netgi čia gaunasi ir kita pusė gaunasi, kur vienas ar du susirinks mano vardu, ten būsiu aš, netgi ir vienas, jeigu taip nuosekliai nuoširdžiai reiškia. Noriu būti toj pusėje. Ir ne šiaip savo, kad tai šiandien, kad sveikas būčiau, kad dar galėčiau daugiau šnapso išgerti, sveikatus turėčiau, o atvirkščiai. Kad reiškia yra, kad būčiau sveikas ir būčiau vertas Dievo tarnystėje. Žmogus, kuris padeda Dievui tobulinti, tverti pasaulį, jį gerinti. Juk Dievo pagrindinis tikslas yra, kad pasaulyje būtų tvarka. Tai va, jeigu jis tą tvarką padeda daryti, labai gerai. Bet jeigu jis eina prieš tvarką, tada aiškiai jis turi problemų. Tada su džiaugsmu pasitinka jį keturkojai, arba taip sakant, su kanopom. Kaip vaizduoja žmonės savimi su kanopom, tai va, jie pasitinka su džiaugsmu. Buvo, dar mūsų vienas draugas ateina. Ir labai greitai duoda mintis, ką reikia daryti, kad ir toliau būti, eiti prieš tą visatą, prieš dvasingumą. Nes dvasingumas yra didžiulė jėga, kuri žmogų gelbsti, kuri priduoda žmogui jėgų, kuri priduoda žmogui tą spindesį ir normalią mąstyseną. Kodėl normalią mąstyseną? Štai, kad dievišką mąstyseną žmogus pradeda, perina prie jos, o ten yra visa išmintis. Aš netgi sakau, kad Dievas neišdalina visatos proto po žmonių galvas, o davė galimybę prisijungti prie išminties šaltinio. O štai žmogus kodėl turi gilintis į tą išmintį, kodėl turi suprasti. Nes šiandieną yra labai daug pagundų. Pažiūrėkit, kokias laidas eina, laikraščiai, televizija, žurnalas, netgi apie gyvūniją rodo, ir rodo, reiškia, tą gyvenimą, ir tas gyvenimas, kada liūtas antilopė, reiškia, pačiumpa, ir, reiškia, jas pradeda, reiškia, suima į tos spąstus ir praktiškai, reiškia, ir nužudo ją. Žmogui irgi šiurpas eina per kūnus, net gyvybės ir mirties klausimas stovi. Netgi tarp gyvūnų, kur žmogų jaudina. O kalbėti apie žmogų, ir sakau, apie tą žmogų kalbėti, kada žmogus savo užgaidas tenkinamas, netgi savo vaikų nenori gimdyti, ir iškiau. Tie, kurie jau apvaisinimas įvykęs, nenori gimdyti. Nenoras jau yra blogai, o apvaisintas vaikas dar yra blogiau. Tai čia ir yra visa esmė, supratimas, giluminis suvokimas, kai žmogus stiebiasi į šviesą. Bet į šviesą juk visi, pažiūrėk, kiekvienas augalas stiebiasi į šviesą. Netgi stengiasi kitą pralenkti.
į šviesą stiebtis, kad būtų šviesoj, kad gautų tą gyvybės dievišką energiją. Juk Saulės energija kas yra? Tai nėra paprasta energija. Kaip gali 1000 metų gyventi, reiškia, Saulė ir neužgesti? Ir šitiek energiją įspinduliuojant, reiškia, neužgesti. Čia yra visa regeneracijos sistema. Ir tas pasaulis, reiškia, yra ir tas kūrimasi procesai. Pas mane Vilniuje yra toks vazonas. Puodukas tai va toks va apimti. O tas kaktusas buvo augi tokia. Va tokia viršai, va tokio pločio, apačioje, reiškia, siaurinai, aukštas jau kilubų beveik. Ir kai pasižiūrė į tą paduką, kaip jie atgal sutalpinti, reiktų sutalpinti, negu sutalpinti. Iš kur tas visas ūkis toks gavosi? Jau čia sukoncentruota Saulės energija. Vyksta biologiniai cheminiai procesai, kur jungtis eina ir deguonies, ir Saulės, reiškia, šviesos, visa asimiliacija. Visi procesai vyksta, reiškia, tame augale ir augalas auga. Ir atrodo, iš ko jis ten maitinasi, ten senai jau maisto, ne ten žemė, tai yra jau šaknis tik susipinusios. Ir matot, ir vis tiek gyvena, ir vis tiek auga. Aišku, ten palaistai, ir kartais į kokiom biškį trašom palaistai, kur skirti tiems augalams. Tai vat, taip kad žmogus turi stiebtis kaip tas augalas į dvasinę šviesą. Ir žmogus būdamas, vat, netgi nėra tos atrodo šviesos, nei Saulės šviesos naktį, o gali stiebtis iš šitą šviesą dvasinę. Nes dvasinė šviesa neišnyksta nei naktį, nei dieną. Bet neišnyksta ir kova tarp dvasinės šviesos ir tamsos. Nei naktį, nei dieną. Demonai visą laiką dirba. Paduoda vairias mintis žmogui, kad žmogus išbalansuoti, kad žmogus susinervuotų, susijaudintų, kad jisai atsigulę šviesos pabūstų jau pažeistas. Yra kai kurie kunigai sako, nu taigi sapnas, ko tu ten pergyveni. Bet matot, sapnas, reiškia, pasirodo, jis yra labai galingas išbalansuotojas. Taip kad už sapną, jeigu nežinai, reikia bendrą atgailą atlikti lygiai tokia pat, kaip už normalią nuodėmę. Atsiprašyti, atleisti ir paprašyti Dievo palaiminus, kad palaimintų ir patį visą tą komandą, kuri ten dalyvavo, kad jie galėtų būti tik tai šviesoje. Ir čia šitie visi perkodavimai pastoviai vyksta. Ir kiekvienas žmogus, kuris iš šviesos stebėsi, jos šviesos, nors ir mažas spindulėlis yra, jis atneša naudą, o kuris žmogus eina į šviesą paskui, nusiboda gyventi šviesoje, krinta žemyn. Jis ardo tą šviesą. Įneša atitinkamus šešėlius, kurie praktiškai neleidžia normaliai funkcionuoti. Ir pirmoji eilė jam pačiam. Kodėl jam pačiam? Už tai, kad žmogus aplinkui save sukuria erdvinį lauką. Erdvinį lauką, kuris leidžia žmogui arba tobulėti, arba tas laukas, reiškia, žmogų pats naikina. Ir tas erdvinis laukas, atsakomas Romo, tai gyvųjų tarpe nėra, bet kai pasižiūrė į daugelį klausimų, atsakymų galima gauti, vien tik pasižiūrėjus į tos paveiksliukus. Tai kokiam žmogus laukia gyvena, kokias mintis, koks laukas, koks ir gyvenimas. Jeigu jis atsidarė erdviniam laukia šviesiam, jis ir kūrėjas, jis ir šviesos spinduliuotojas, ir kokius darbus daro. Pavyzdžiui, klasikinė muzika spinduliuoja, koks laukas yra. Sunkusis rokas neturi dėti tos su savimi šiandien. Tai yra juoda aplinkui irgi yra. Kaip yra vienas toks sunkusis rokas perplėštas kryžius. Ir kokią erdvinį lauką žmogus sudaro, jeigu su malda, su geranoriškumu, jis pats paskęsta į tą lauką ir sukuria tokią erdvinę kalbasi. Vat paveiksliukas viršui, šviesoj, barasi, paveiksliukas apačioj.
juodumos apsuptas, aiškiai, prie savęs jau nebeprileidžia palaimos šviesos ir jis mano, kad aiškiai viskas tvarkoja. Ir daugelis žmonių, kad čia neateina žmogus ir kai žiūri, vad galvoja, šitiek žmogus žino, bet jisai jam pakiša užmaršties kažkokią tai mintį, kad jis ne viską padarytų. Už tai jeigu meldiesi, jeigu darai, tai reiškia, kad būtų šviesa. Tada yra visas kitaip. Ir šitiems, sakot, Masaromoto dabar jau gyvųjų tarpe nėra, bet jo šitas, reiškia, šitie tyrimieji darbai, aš manau, kad ateityje netgi daug kur taps kaip didžiulis toks pasiekimas, kuris paaiškina labai daug. Bet jeigu žmogus gyvena meilėje, tai jokios tamsos nėra. O tokia merdiniam laukia pats sukuria, pats gyvena. Ir jeigu žmogus, aiškiai, pykti ir nepykantoje, va tokio sukuria erdvinį lauką aplink, va taip gyvena. Izoliuoja save. Ir vadgi, kur esmė pagrindinė yra. Ir iš šito lauką išsivaduoti, padaryti, jį apšviesti nėra paprasta. Tai yra galima tik sunaikinu šitą tamsą. Aš šitos tamsos sunaikinimas aplinkui, kur sukuria mintimis, o čia yra keiksmažodis, velnias. Atrodo, vienas žodis kiek daug duoda. Kiek daug duoda šviesos ir kiek daug duoda tamsos. Ir va, tai šitą tamsą nusikeikiai, pakliuvai ir turi problemą. O tamsiam jėgom, demonams, virš demonams, esybės nuo nulio iki demonų, kurios tiesiog laukia, kada žmogus padarys klaidą. Ir kada reiškia jį pačiupti, kaip jį matyti, kaip maitinimo šaltinį, prisijungti prie jo, įsibrauti į jį. Atkur esmė yra. Ir kita įsilaisvimo nėra, ko bijo, reiškia, tos tamsios jėgos, tos šviesos. Jeigu tokia šviesa įsileidė, o tas gyvos sistema, taigi šviesos sugrįžimas į šviesą. Sugrįžai į šviesą ir tamsioms jėgos bejėgės yra paimti. Kodėl? Todėl, kad jos bijo karščio, bijo to šviesos. Aš netgi sakau, prožektorių pašvietė į kampą atėjęs, kur tamsa pastovi ir prožektoriai visi tarakonai iš ten bėga. Jie bijo to šviesos. Tai tamsios jėgos bijo šviesos. Už tai žmogus turi palaikyti savyje šviesą. Kai palaiko šviesą, netgi žmonės, vat yra mašina stato gatvėje ir stengiasi statyti, kur yra šviesu. Nes kur šviesu, ten vagys nelabai nori, kad matomi būtų. O kur patamsys atėjęs savo grapštas remiai. Dar kokį žiburėlį pasidaręs, kurio nesimato, tik ten spinduliu, kur nukreiptai savo dirba. Ir jiem aplinkui matosi, kas darosi. Tai va, taip, kad šviesa, žmogus pats yra šviesos kūrinys, Dievo kūrinys. Ir jeigu jis reiškia, tas kūrinys kaip tik tai palaiko, gerbė šviesą, palaiko ją, nenaikina, o palaiko. Stiprina, jis yra kūrėjas, jis yra pagalbininkas Dievo, tas, kuris ardo, naikina ir kūrė juodus planus, nes mintis, šviesias mintis, tamsias mintis lygiai taip pat veikia. Ir kai žmogui būna sunku, tas įsigelbimas yra nuoširdi malda, vakas malda yra. Čia matė nesikį daugelis šitus paveiksliukus. O paimti mėginiai iš Fudžiaro užtvankos, va kaip atrodo. Vienuolis laimina užtvanką, po palaiminimo už tų pačių vietų, va kaip atrodo. Ir jeigu pažiūrėti, kas čia yra. Aš kalbu, kartojasi dažnai tos dalykus, bet tiesiog šiandien aš buvau nustebęs, kaip žmogus net iki galo visko nepadaro. Ir šviesos nėra, ir darbas nebaigtas. Va. Ir atrodo, čia nieko tokio nėra. Ir kai žmonės žiūri, paveiksliukai, matai, kaip įdomu, kaip keičiasi, bet kad žmogus pritaikytų savo gyvenimui, tai toli gražu ne. Mes žiūrime, saulė šviečia, saulė, diena šviesi, gražu, apsiniaukia. Dar irgi nieko viskas, nes saulės šviesa yra, o naktį išeina tamsu, tik nesikį nežinai, kur koją pastatyti. Jeigu iš tikrųjų tai jau labai tamsi naktis.
Ir kiek žmonių vat, yra, kurie yra buvę tokie, tai vat, kaime gyvena, grįžti namo nežino kaip. Kažkas tai pasirodo ne taip, atrodo ne ta vieta, ne ten pakliuvau ir netgi sakydavo, velnias vedžioja už nosies. Ir negali surasti, nes tamsa, žmogus daug ko nemato ir kitas į ketveris atrodo kitaip. Arba netgi žmogus žinomą vietą nuvežk naktį. Jeigu jis ten pastoviai nebūna, paleiskis nežino, kur eiti dar, net tam pačiam Kaune. Atrodo paklydo. Paskui kaip atsipeikė, stebisi, kaip aš galėjau net pažinti tos vietos, kur čia viskas taip aišku, kiekvieną dieną vaikštau ir žinau, o to momentu ne. Tai viskas surišta su atmintimi ir su orientacija žmogaus, su gebėjimu, netgi gebėjimu prisiminti. Ir kuo vyresnio amžiaus žmonės, su jais atmintim būna visgi prasčiau. Bet tą pagrindinę atmintį ir išmintį reikia būtinai prisiminti. Ir jeigu sistemą naudoja, tą sistemą reikia pilnai naudoti. Nes dalinė sistema ne tik, kad dalinė rezultato neduoda, kitas iki būna dar blogiau. Nes žmogaus pasipildo kažkiek tai tų jėgų, tamsios jėgos dar daugiau nusirbė, tai va demonai virš demonasybės. Juk žmogus yra pats pagrindinis jų maitintojas. Žvėrių energija netinka tiek, kiek tinka žmogaus. Nes žmogaus energija turi visai kitokią galią. Ir nuo žvėrimis maitinasi tos dvasinės esybės. Vat kodėl šuo pasiutė, sako šuo išprotėjęs, lapė pasiutusi. Irgi taip pat užvaldyti, reiškia, ir žvėris užvaldo. Bet žvėrių, matot, kadangi jie turi mąstysenas, jis kitas iki gal elgėsi kitaip, netgi kandžiasi, nežino, ką jau imunitetą pradės, netgi apsaugosis, reiškia, eina į miestą, kur niekuomet normalus žvėris neis. Nei vilko, nei lapės, nei vėliaus į miestą. O kada, reiškia, jau yra kažkur tai pašlyja tie vat nervai, jau tada jis, reiškia, kažkur tai bando ieškoti kitose vietose maisto, dar kažko tai. Ten, kur harmonija, ten ir gyvenimas yra. Kur tik tai destrukcija kažkoks ardymas, ten yra prapultis. Didesnė ar mažesnė, bet, reiškia, negatyvas. Ir tas negatyvas visas pas žmogų mintyse. Mintys. Nusidėjo mintimis, žodžiais, darbais ir apsireigimas. Pirmoje eilėje stovi mintis. Ir mintis turi būti būtinai kūrėja. Ir atrodo, kiek nedaug reikia. Tik suprasti kai kurios pagrindinius dalykus ir iš karto keičiasi padėtis. Ir čia ne taip, kad čia tikėjimas, čia religija, čia yra kažkoks tai specialus mokslas, religija, ne. Čia yra išminties mokslas. Pavadino jį kaip religija, kodėl, kad orientuotas į patį, tas mokslas orientuotas į patį kūrėją, žemės ir dangaus sutvėrėją. Ir kas liečia kūrėjas yra vienas. Ir žmonės prigalvoja daug vardų, pavadinimų. Sudievino daugelį reiškinių gamtos, bet tai nėra kūrėjas, o kūrėjas yra vienas. Ir jeigu žmogus nutolsta nuo kūrėjo, turi problemų. O žmonės kaip tik tai nuo kūrėjo labai stipriai tolsta. Nes jeigu palaikyti ryšį su kūrėjo, reiškia ir atminties reikia, ir išminties reikia. Ne tik išminties, bet ir atminties. O jeigu užmiršti tą dalyką, tai jau atitolsti nuo tos visos išminties. Va čia ir yra problema. Vyresnio amžiaus žmonės jau mažiau orientuojasi, išklibę nervai, jis jau nebegali pozityviai mąstyti daug kur jį nervuoja, pykina, užpykti jam, kaip sako, 0 sveikų, o iš pykčio išlipti nėra jėgų. Tai va, ir žmogus, nesugebėdamas išlipti iš tos problemos, jisai skęsta. Ir skęsta pats savo, ne tik pats savo noru, bet pats save kaip varomoji jėga čiuožia žemyn, ritasi nuo kalno.
nes į pakalnę artėti yra žymiai paprasčiau negu kad kilti į viršų. Nereikia jokių pastangų ir ypatingai jau kalnas status. Kitas įkilipti neįmanoma, bet jeigu žmogus įsikimba, įsitvirtina, žingsniuką po žingsniuką ir įstato kalną įlipa. Net tie alpinistai galvoja visokių būdų, kaip į tą stačią uolą įlipti. Atrodo, tai neįmanoma nieko padaryti, bet jie turi žinias ir įlipa. Tai ir žmogus į tą dvasinį kalną. Jeigu turi žinias, turi supratimą, jis gali įlipti. Tik tai esminis dalykas yra dar kitas, įlipai, nenukrisk atgal. O jeigu negalėsi įsilaikyti, tai gal nelipk. Dar supresk taip, kad reiškia paskiau galėtum išsilaikyti. Ir čia yra, viskas yra žinojime, išminti ir žinojime, kito kelio nėra. Žmogui protas duotas ne tam, kad jisai tas mintis svaistytų į dešinę, į kairę, pyktį, agresiją, nepykantą, meilę, tą juodąją nuodingą meilę. Pas mane ateina kai kurie, ateina viena moteris, aš jai aiškinau, reiškia viską aiškinau. Tai jinai, reiškia, paskiau parėjus, sako, matai, jis man pasakys, su kuo man miegoti, su kuo nemiegoti. Matot, kas žmogų įžeidė. Jeigu pasakai, sakau, žiūrėk, reiškia, ką šitas žmogus, reiškia, jeigu tu su juo aptarėsi lytinius santykius, turi vėžio programas, gausi ir insultą, ir infarktą, tai šitą negirdi. Tik išgirdo, kad, reiškia, jeigu aptarėsi, tai bus negerai. O man gerai. Ką čia Markūnas plepa, tai čia nesvarbu. Ir daugelis, kada klauso iš kitų mano išvadų, o tos išvados, matot, yra praktinės. Jos neišgalvotas yra, ištyrinėtas, reiškia, ir davesta logika suvesta į tą aiškumą, kodėl to nereikia daryti ir kas po to atsitinka, kaip yra. Ir net taip tvirtai suvesta, bet kaip Violeta sako, kai per televiziją žiūrėjo apie tai, kaip aš pasakojau, kad ta kurčia moteris ir pusiau kurčias vyras buvo atėję. Tai sako, tai tas senelis pasakojo kokias nesąmonės. Jam net į galvą negali ateiti, kad tokie dalykai gali būti. Bet jie yra. Jie yra ir jeigu reiškia galvoti, žmogusgi pirmoji eilė yra dvasinė būtybė. O ką reiškia dvasinė būtybė? Siela pirminė struktūra ir jo visas gyvenimas yra dvasiniam lygmenyje. Dvasiniai būsena. Jeigu būsena tvirta, sveika būsena, žmogus gyvena ilgai ir jis patenkintas gyvenimu. Jeigu būsena sujaukta, dvasinė būsena. Tu prilintę demonų, virš demonų esybę, netgi nuo nulio iki demonų jų gausa ten, jeigu ten žiūri 16 laipsnė, tai yra milijoniniai kiekiai. Ir žmogus nesuspės reiškia sekti to viso. Ir tik tai vienas kelias. Supratingai būti šviesoj. Bet kad šviesoj būti, tai reikia suprasti, kas tai yra ir kodėl žmogus privalo būti žmogumi, o ne kažkokia tai kiaulė, ne kažkokia tai... O juk šitą knygą, kur yra pavaizduota kaip jie pavadinimą parašau, Gita, tai kad žmogus pusę veido kažkokia tai šuns, pusę žmogaus veido. Taip nebūna. Tik būna žmogus paskendęs į kažkokį dvasinės tamsos liūną, tai jeigu atvaizduoti, tai galbūt tai ir atitinka. Bet fiziologija tokį neįsivysto tokie žmonės. Aišku, yra, kad užgimsta, kaip sako, išsigimėlis. Bet vis tiek nebūna pusė šuns, pusė reiškia žmogaus veido. Tokių įsigimėlių matyti nei medicina neturi savo praktikoje. Ir parodo, reiškia, kaip reiškia pokyčiai, kaip žmogus vystėsi, kas su juo darosi, kaip jisai, tas paaiškinimas, kad gali žmogus tokiu tapti,
dvasiškai pusiau nevisaverčiu, bet tik tai ne fiziologiškai. Bet esmė yra kita. Esmė, kad turint tą iškreiptą dvasinį lygmenį, neturėsi tos dvasinės šviesos. Ir reikia suvokti, suprasti tą patį pagrindą, pačią išmintį. Kai pagrindą suvoki ir tuo pagrindu vadovaujasi, tada gali labai lengvai atskirti grūdus nuo pelų, kaip aš sakau. Atskirti blogas mintis nuo gerų, atskirti filmą žiūri, neįkliūti į spąstus to filmo žiūrėjime, neįkliūti kažkokias tai pasakas, kurios sėdi ten ir politikai, ir sėdi gydytojai, dar kažkas aiškina kažką tai visiškai ne taip, jau tu informacijos ir nepriimi. Nes jinai netitinka, dvasiniam lygmenį netitinka. Ir pats, kadangi žmogus pirmoje dvasinė būtybė, reiškia siela pirminė struktūra yra, jis iš karto atmeta tą informaciją į šalį. Jis jos nepriima. Ir va čia yra tas filtras, kuris praktiškai per žinojimą, dvasinės išminties, tu to filtro kokybę stiprini. O kai žmogus nežino, tu prisileidžia visokio šlamšto ir paskiau negali išlipti. Nes išlipti yra žymiai sunkiau negu apsisaugoti. Jeigu nukrenti iki 4 lygio ir tau prilenda tų fufunių, tai kad iš jų išlaisvinti, tai reikia pakilti iki 12, 14 lygio. O šitą padaryti žmogus jau būdamas 2, 3 lygiai tikrai negali. O štai yra tarpininkas ir pagalbininkas, kuris padeda išlipti. Bet vėlgi, jeigu žmogus eina atgailos, tai va šiandien tas pats vyras sako, nuo vienos nuodėmės niekaip negalėjau išpažinti. Kokios jis aišku nesakė, bet man tai nesvarbu žinoti. Kažkaip tai nekilo noras pasakyti. Ir matot, kaip netgi atgailos metu tamsios jėgos stabdo, kad tu nepasakytum, kad tu neišpažintum tos nuodėmės, nes kur dar tik susirinks mano vardu, ten būsiu aš, Kristo žodžiai, išnyks jos galia, jeigu jis pasakysi kitam. Ir čia yra irgi dar viena problema, kaip išradingai dirba tos tamsios jėgos, kad žmogus neišliptų galutinai. Buvo išpažinties, bet kaip išpažinties nuėjo, koks nuėjo, toks ir sugrįžo. Ir po išpažinties lygiai tas pats lygis. Ir va šitie matavimai, reiškia, duoda labai gerai, o kodėl nepakitimai neįvyko. Kur turėtų būti pakitimai, smulkės kažkokios tai nuodėmės tik ir išpažino, bet pati svarbiausia ta, kuri, reiškia, jame slėgia į patį ir pati, reiškia, yra sukauščiusi į laiko, jis kažkodėl jos ir net nepanori pasakyti. O čia žmogaus valia pasilikti joje ar ne. Ir matot, aš kai ašgi nesu nei kunigas, nei joks tarnas, tas vadinimas bažnyčioje, niekuomet nepatarnavau kunigams, turiu omeny, klapčiukų nebuvau, kaip vadina liaudis, bet yra, kai aš šiandien kalbu apie tos dalykus, pasirodo, reiškia, jie labai yra svarbus. Ne tik, kad patarnauti yra, bet ir ne tik, kad dalyvauti mišiose, bet tas dalyvis turi būti aktyvus. Ir tada mišios kitokios vyksta. Ir labai gerai, kurie kunigai uždega tam aktyvumui žmonės, kur atveria jo išmintį ir protą šviesiai kryptimi. O čia jau irgi yra ant kiek išmintingas pamokslas ir ant kiek išmintingai pateikta informacija. Aš kodėl, reiškia, dažnai renkuosi Kėdainių bažnyčią, renkuosi pačius, reiškia, kunigus. Tas kunigas, kuris pamokslą tik pasako kaip iš šventą raštą ir pasako tik tai, bet jis net nesuriša su gyvenimu, jo pamokslas yra sausas. Jis net nesudirgina žmonių. Vieną kitą truputį sujaudina, o kada pamokslas yra su išplėstinė forma, tai tada visai kitaip. Jis praktiškai visi, net kai kurie aš stebėjau bažnyčią vadoveiką, kada pamokslas sako, tai kai kurie net akis nuleidžia. Jis pasijunta tikrai pats spąstuose tuose, ką aiškina pats kunigas. Ir čia yra kunigas tikrai dvasinis lygmuo, kuris duoda žmogui tobulėti. Bažnyčia pabūvė žmogui, nes suvokimas savo gyvenimo klaidų tai yra pati didžiausia išpažintis. Ir pats didžiausias pripažinimas. Jeigu žmogus nesuvokia savo klaidos,
jis niekuomet jos neišpažins, kad jis kaltas yra dėl to, kad jis padarė klaidą. Jis tik tada, kai suvokia. Jau pats suvokimas jau irgi yra išpažintis ir kaip ta atgaila vyksta žmoguje. Keičiasi jo padėtis. Ir kuo gilesnis, reiškia, supratimas, kuo gilesnis suvokimas, tuo stipresnė, galima sakyti, atgaila. Ir čia tuo stipresnis yra išsilaisvinimas arba visapusiškas išsilaisvinimas iš tos problemos. Bet jeigu tu nesupratai, tik tai klaidą pasakei, supratai tik dalinai, reiškia, ir dalinis išsilaisvinimas yra. Taip, kad pirmoje eilėje, kas liečia pačią išpažintį, tai yra suvokimas dvasinių dėsnių ir gebėjimas juos panaudoti gyvenimo praktikai. O ten, kur padarai vietoj to dėsningumo, ar mintimis, ar žodžiais, ar darbais priešingai, ten padarai klaidą, kuri gali kita būti nedaug trūko iki esminių pokyčių. Ir nuo to nedidelio pokyčiai vyksta lūžis žmogaus viduje ir jo gyvenime. Tai va, ir aš turiu tokių unikalių pavyzdžių. Ir kaip kas vertina. Vat vyras eina lytinius santykius su ta moterim, pradėjo gyventi, dar vaikų neturi, jauna pora. Ir paskui viskas tai antiek pasikeičia, kad paskui jis pats jau savęs suvaldyti negali. Ir supranta, kad blogai padarė, bet išlikti negali iš tos problemos. Ir čia yra svarbiausia tamsiam pasaulyje, reiškia, tiems demonams, viršdemonams, jiems įtraukti žmogus į savo spąstus. O jeigu tik tie spąstai hopt, jis pats žmogus įsilaisvinti negali. Taip anksčiau gaudydavo žvėris miške. Gal ir dabar dar stato kai kurie ten kilpas kiškiams, spąstus stato, reiškia, ten šernams. Taip toliau, duobės kasa, kad reiškia įkristų į duobę. Ir taip viską užtais atrodo, kad reiškia, kad tas ant to šernų tako, ir šernas ant paskui randa jau įkritusi kažkurį. Tai vat, yra žmogus proto galia duota, bet kuris tą protą gali naudoja. Ir jeigu naudojat teisingą kryptimį, dvasinę kryptimį teisingą, tai viskas gerai. Bet jeigu klaidingą kryptimį, tai jis pats savo priešas. Jis nubaudžia save. Nes jo keičiasi lygis, keičiasi jo būsena ir sveikatos būklė irgi keičiasi. Ir žmogus pasisako, už ką man tai? O gerai pasižiūrėk, kaip pragyvenai. Atrodo, kad reiškia už ką. O kai pasižiūrė, giliau pasižiūrė, pasirodo, daug pridarė žalos ne kitiems, o savo. Stresuodamas, pergyvendamas, merkdamas, būdamas nepatenkintas, blogas mintis, kurios sukasi galvoje, jos yra ardančiai galinga jėga. Jeigu tik tai mintis, nepatenkintas gyvenimo, mintis sukasi, jinai ir bus. Ir žmogui nesiseka. O kada, reiškia, žmogus esi visai kitokių požiūrių ir kada nori gėrio ir jį stebėsi ir stengiesi ir nepasiduodi blogoms mintims ir nei teisimui, nei smerkimui, nei pačiam, reiškia, kažkokių blogų darimai, dar būtų blogų, tai praktiškai kyli po truputį į viršų. O gyvenimas yra sumuojasi, pliusuojasi. Kaip sakykime, Nuošvis sako, šitiek tų žmonių žemės rutuly gyventų. Ant mūsų tos žemės. Ir pas kiekvieną šitiek tų nuodėmių, kur tas Dievas jas visas ir suskaičiuos. Ir labai logiškas, ūkiškas mąstymas. Iš tikrųjų. O pas kiekvieną tų visokių tiek nuodėmių, dar tas prisimink visas. Tai šiandien sakau, pas kiekvieną žmogų yra biologinis kompiuteris. Jame viskas yra sudėta. Ir ne tik, kad nesuskaičiuos, bet kiekvieną sekundę keičiasi žmogaus padėtis. Sveikatos būklė keičiasi, būsena keičiasi nuo to, kas tavyje sukaupta. Sukaupta pykčio, neapykantos, nuoskaudų, nusivylimo, turės vieną dalyką, jeigu sukaupta tavyje kūrybinės galios, turės visai kitą gyvenimą. Kur esminiai dalykai yra. Taip, kad
ne tik, kad ten po mirties kažkas tai ten tau čirškins tave kažkokios keptuvės. Ne po mirties, žmonės čirška dabar. Ir turi gyvenimą tokį, kokį vertas. Reiškia, mąstymas buvo ribotas, klaidą žmogus darė, tos klaidos, reiškia, yra pokyčiai vyko, tai tie pokyčiai fiziologijai visur, reiškia, vyksta. O žmogus, kada vadovauja tą atgailos sistemą, jeigu supranta, analizuoja, supranta ir išlipa per tą ir nebegrįžta ten atgal į tą duobę, viskas gerai. Ir aš netgi sakau žmonės, mano giliu įsitikinimu, Dievas nėra baudėjas. Parašyta ten šventam rašte, kad baus iki 7 kartos, bet tai yra ne Dievas baus iki 7 kartos. O įgaus galę piktasis ir kenks, reiškia, iki 7 kartos. O į savo galimybės visuomet pasinaudos. O tos galimybės, reiškia, yra žmoguje yra gyventi su kūrėju, išmintingai, protingai, kūrybingai, ar gyventi su šėtonu. Nes neteisk ir nebūsi teisiamas. Jeigu teisi kitą žmogų, žinok, kad tavo šeimoje bus problemų. Ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams. Atleidai savo priešą, ir tai pasidarė geriau. Ir tavo vaikams šitas nebegrėsia. Blogis nei vaikams, nei anūkams, nei proanūkiams. Jisai išnyksta, kaip atsirado, taip ir išnyksta. O kad tik tai reiškia, prisimeni blogį tą visą, negali atleisti, viskas. Jisai dominuoja, egzistuoja tol, kol nebus sunaikintas. Bet dažniausiai būna, kad tas blogis nenyksta, o stiprėja. Žmogus prisimena kažkokį atvejį ir juo gyvena. Už tai negalima gyventi praeitimi. Praeitis praėjo. Kas bloga, prisiminti, ko nereikia kartoti, o kas gera, vystyti į priekį. Tai va, ir čia yra kasdienybė. Ir šitą kasdienybę, jeigu žmogus nesupranta, šitą kasdienybę kiekvieną dieną blogina. Ir va dabar artėja Kalėdos, artėja nauji metai, tas gimimas, reikėtų daug ką permastyti reiktų. Ir tas atgailos sakramentą atlikti reiškia, priimti švenčiausią atgailos sakramentą reiškia, tą komuniją priimti, išsivalyti. Vat krikštam Kristaus gimimas tai yra viena iš tų, kad būti pasiruošus vėl gyvenimui taip, kaip pridera. Nes Kristaus mokymas, sakyčiau, du didžiuliai pliusai yra toks mokymas, kuris duotas yra ir netgi pagristai duotas. Ne tik tai šiaip savo, bet su pavyzdžiais, su palyginimais duota. Ir antras, kada paaukota gyvybė už žmogaus išlaisvinimą, už tų nuodėmių neutralizavimą, praktiškai nei vienas iš tų, nei iš apaštalų, nei kitų religijų, kažkokių kitų vedančiųjų nebuvo, nei vienas to nepadarė, tai padarė tą Kristus. Ir puikiai žinodamas, netgi vadovaudamas šventuoju raštu, atliko tą, reiškia, misiją, kuri iš tikro neišdiltama. Ir jeigu taip gerai pasižiūrėti, tai čia yra pats didžiausias, vadinamas tas žygdarbis, kuris nuvainikuoja visą tamsų pasaulį. Ir už tai ir netgi kai kurie keičia tikėjimus. Į krišnaitus perina iš krikščionybės. Ir ką tu rasi krišnaituose, jeigu tu krikščionybė nerasi ir tenai. O tikėjimo keitimas ir netgi mūsų tos, kada mišios laikomas yra, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti. Reiškia, vienas krikštas yra. Antras krikštas ir nėra veiksmingas. Pakeitus religinį tikėjimą tik yra pirmas lieka, bet jeigu nežinai tos išminties nesinaudoji, o ieškai tik tai prieglobsčio kažkur tai pas Dievą per kitą tikėjimą, tai galiu pasakyti vieną dalyką, reikia pirmaliai suprasti tą tikėjimą, turėti giluminę savoką to tikėjimo. Ir paskiau mokėti tą tikėjimą savoką visą išmintingai panaudoti savo gyvenime.
Ir aš asmeniškai nesmerkiu nei vienos religijos, nes visas religijas, kurios orientuotas į Dievą ir dangaus ir žemės sutvėrėją ir atitinka 10 Dievo įsakymų išminčiai, tai pagrindinė išminčiai neturėjo kitų dievų, tik mane vieną, ant ko reiškia visa sistema suorientuota. Žmogus reiškia tada turi visai kitą gyvenimą. Tada jo negali paimti nei demonai, nei kitos esybės. Ir įsibrauti negali, ir naikinti negali. Aš dabar, kada tyrinėju tos, reiškia, visus dalykus, aišku, subjektyvus tai yra tyrinėjimas, galima sakyti, čia gal Morkūnas prasimano, įsigalvoja, bet yra taip, kaip tik žmogaus lygis krenta, nukrenta iki 3 lygio, būtinai bus kažkokio mikroorganizmo jo organizme. Bakterijų, virusų, dar kažkokių įsiveisia. Kaip tik žmogaus lygis dvasingumą krenta, kaip tik tai jo ta dvasinė šviesa silpsta, atsiranda galimybės įsibrauti tiems virusams bakterijoms. Ir žiūri, galvos smegenys nevaldo normaliai kepenų ir kepenyse jau yra niuansai. Nevaldo skrandžio, nevaldo virškinimo sistemos taip kaip reikia, ir ten bakterijos, potencialai kaip iki pusės kambario. O imunitetas va tik toks. Ir atrodo, žmogus pasižiūri, ką daryti. Daktarai kai kurie antibiotikus, bet antibiotikai, jeigu žmogus dar neturi temperatūros, net ir neduoda. Bet aš žiūrėjau, kaip veikia antibiotikai. Jie labai įdomiai veikia. Jie iš tikro mikroorganizmus sunaikina, bet jie nepakelia dvasinio lygmens. Jeigu tu neturi imuniteto dvasinio, vis tiek tu nebūsi atsparus. O štai maži vaikai, jie serga ir serga. Jie neturi to dvasinio imuniteto. O tėvai vietoj to, kad reiškia dvasinį imunitetą sustiprinti, tai jie vaikams duoda tos vaistus, tabletės. Reikėtų, reiškia, per maldą, per atgailą sustiprinti imunitetą dvasinį. Tada praktiškai ir ligų nėra pas vaiką. O jeigu pastebėjai, kad nors tokį, dar sustiprinai. Ir žmogus, kadangi balansuoja tarp to vadinamo blogio ir gėrio, ir kai jis nesupranta daugelį dalykų, tai jis nesielgia taip, kaip turėtų elgtis, o mąsto visai kitaip, dar su kaltinimus. Kažkas tai mane prakeikė, kažkas tai man, reiškia, kažkokį tai blogį padarė, o jeigu kalbėti apie prakeikimą, o šitas žmogus, kuris yra šviesoj, jo negali prakeikti. O šita šviesa saugo nuo visų blogų minčių. O šitas keikia, šitą ir nieks nesidaro, nes per šviesą tamsa nepraeina. O tamsoj šviesa labai gerai praeina. Išeik tamsią naktį su prožektoriu, pažiūrėk, koks stulpas eina šviesos. O pabandyk tamsą padaryti šviesą, niekaip nepadarysi. Nebent užstosi šviesą, šešėlį padarysi, tai tada reiškia už tos šešėlių, taip, sieną pastatyti. Ir kad žmogus turi neprarasti šitos šviesos, neprarasti ryšį su visatos kūrėju, neprarasti šitos šviesos ir negyventi apsaugos, kaip tas dvasinė tamsa gyvenantis, o šviesos apsaugos nėra. Labai paprasta, sistema labai paprasta yra. Bet kadangi žmonės paprastumo, kiti kai kurie nenori, kaip čia dabar gali būti taip paprasta. Nes pas Dievą viskas paprastai yra. Kadangi nenori suprasti, tai ir nenori žinoti to. Ar tai laiko, kad tai yra nesąmonė, galvoja taip. Aš dabar, kiek jau dirbu metų, analizuoju tos procesus ir paskaitas skaitau. Aišku, jau keitėsi būdas tų paskaitų. Jeigu pažiūrėti paskaitą, atsinešiu kada nors juostinę paskaitą, kuri buvo padaryta galbūt kažkokie 205 metais, 2005 metais tai yra visai skirtingais kalba. Ten aš analizuoju tokius paprastus elementarius dalykus. Bet tą elementarų dalyką suvokus irgi duoda labai daug naudos. Vat įjungsiu, duosiu pasiklausyti. Kur aš vedėjau paskaitas parapsichologijos akademijai. Aš ten žiūrėjau irgi poveikį, kaip vyksta poveikis. Ateina vienas lektorius, pravedė tą paskaitą, visų klausytojų lygis nukrito.
kitas lektorius atėjo, pakilo. Tai matot, kokią informaciją reiškia. Tai ir ta akademija, reiškia, joje buvo viskas suplaukdavo. Ir bloga informacija, ir gera. Ir tie klausytojai, tie, reiškia, studentai, vadinami akademijos, turėjo sugebėti atsirinkti, atskirti blogį nuo gėrio. Ir jeigu jie, kuris nesugebėdavo, tai jis paskęsdavo į kažkokį liūną. Aš atsimenu vienas lektorius iš Naujosios Vilniaus mikrorajono. Jis taip jau skaitydavo paskaitas apie tą seksą, apie viską, su tokiu, atrodo, maloniu balsu ir su tokiu maloniu kryptimi, kad atrodo, ten vos nestebuklas yra. O po jo paskaitos žiūriu, lygis 2-3 kartus krenta žmogaus. Nes pateikta informacija ne taip, ne tą kryptimį pateikta. Kitas lektorius, kad žiūrėk, informacija geriau ir žmonės pasijunta geriau. Taip, kad kadangi ta akademija nebuvo tokia ypatingai šviesi, dar Kazlausko dėka skaitėsi, amžinai matosi, o kai kurios reiškia gavosi, kad plinta blogis per tą akademiją. Kazlauskas buvo toks tvirtas žmogus, kai jis mirė ir ta akademija subirėjo labai greitai. Gal ir to pusmečio neįsilaikė. Atsirado naujas grupės, viena Kaune, kita Vilniuje, kita vėl kažkur tai, kituose miestuose, bet jos yra, kada neturi apimties, tai jos yra tikrai savotiški klystkeliai, kai kur už tai reiškia daug kas ir kritikuodavo. Bet tai yra praeitis, nežiūrint to, kad iš negatyvios praeities irgi mokomas ir pozityvios. Tos praeities ir iš pozityvių mąstymų. Kitas iki žmogus negali patikėti, kol negauna pats per galvą. O kai gauna per galvą ar susimąsto, tada jau pradeda tikėti. Taip, būčiau nepadaręs tos klaidos, būčiau girdėjęs, ką sakė lektorius ir būčiau priėmęs tą informaciją, šiandien tos problemos neturėčiau. Bet dėja, tuo metu atrodo kitaip. O kodėl taip yra? Už tai, kad netgi paskaitų metu egzistuoja tos šviesos jėgos ir tamsos. Tie patys demonai pakiša mintį, kad žiūrėk, čia nesąmonė. Arba žiūrėk, šitą informaciją kaimynui reikalinga, to nereikalinga, tu protingas žmogus. Aš esu protingas, žinau, man nereikalinga. Tai vat, taip, kad visur vyksta kova. Nakties metu, sapnų metu, dienos metu, darbo metu, ir tarpusavio santykio bendravimo metu. Ir visur savo trigrašį tamsios jėgos nepamiršta įsiterpti, įsiskverbti, nes jų kiekiai didžiuliai yra ir jie praktiškai labai noriai ieško to maitinimo šaltinio. Ypatingai žmogus miršta, o tos dvasinės esybės jos pasilieka toliau ir ieško naujo donoro, kuris maitintų. Ir už tai daugelis tų informacijos persiduoda vaikams, anūkams, ir tie, kurie neturi pakankamai šviesos, mirė močiutė, man pasidarė bloga. Jau gyvenimas nebesiseka. Mirė senelis, tas pats. Mirė vyras arba reiškia vyras kažkur tai nuėjo, gyvenimas sugriuvo. O kodėl jis turi sugriūti? Jis neturi sugriūti. Jis įgauna kitą reiškia formą, kitą lygį, kitą būseną, žmogus turi gyventi. Ir dar netgi pats tas miręs žmogus vadinamas, jis perėjo į kitą būseną. Jis netgi nemirė taip, kad žmonės mano, kad nebeliko nieko. Nieko panašaus. Ant jos sielos kamieno auga vaikai, anūkai, proanūkiai. Ir šitą visą amžinybę ir tęsinys, kuris yra, jisai praktiškai yra labai besivystantis ir mes turime įnešti tą indėlį, kuris tikrai duoda naudą, o ne kuris žaloja žmogaus gyvenimą, mąstyseną žaloja ir pačio žmogaus likimą. Taip, kad gilintis informaciją ir ypatingai tokiu švenčių metu, kada yra Kalėdos, kada yra Velykos, kada yra netgi tos didžiosios šventės
tų mūsų, reiškia, šventųjų nusipelniusių tikrai gyvenime, kada yra apaštalai, kada yra šventųjų minėjimas, ypatingai tų, kurie žmonės pasiaukoja už save gyvenime, reikėtų pasigilinti tą informaciją. Ir turiu pasakyti, be bažnyčios visgi nėra galimybės. Į bažnyčią nuėjai, kunigas pamokslą išmintingo pasakė, kad tu išėjai šviesesnis. O šiandieną pas mane buvo moteris, ne iš Vokietijos atvažiavusi, lietuvė, bet jau senai gyvena, bet labai sunkiai ten sekasi. Truputį pati yra psichologijos mokslą baigusi, bet nesugeba gerai pritaikyti gyvenime. Tai to psichologijos mokslo, netgi ne man aiškinimo planai, vis kažkaip tai vis jinai. Tai vat, jinai visą laiką manė, kad, čia šitie dalykai, aišku, čia yra, suprantame, bet jie nėra esminiai. Ir tiek sykių buvusi pas mane konsultacijose ir daug žinanti jau. Ir vis tiek tos mintis kažkokios užvaldo ir jinai nesugeba tos informacijos panaudoti nei savo praktikoje, nei kitiems. Tai koks psichologas? Psichologas turi būti, reiškia, tikrai išvalgus stipriai ir išvalgus pačią savo gyvenimą. Ir jeigu, reiškia, ir šeimos nėra, ir šeima ir sugriuvo, ir subirėjo, ir, reiškia, ir bandė kurti, ir vėl nesigavo. Ir kai paaiškini, kodėl nesigavo, tai neįstebisi. Tai buvo, sako. Pas ją užeidavom po tokie savotiški priepaliai, tų psichiniai, kad jinai praktiškai savęs nevaldydavo. Ir jie baisiai norėjo, kad ir stengėsi, ir aš už antro vyro, kai pradėjo gyventi, jau atrodo jau viskas. Bet vyras pamatė jos ribotumą ir pamanė, kad nebus išgyvenimo, nes ne tik, kad ribotumas yra, bet ir charakterio bruožai su kvailystėmis. Tai žmogus negali kentėti tų išpuolių. Ir tik tai šiandien suprato, kad iš tikrųjų kur jos problema. Bet nežinau, kaip tą supratimą panaudos. Žmogus psichologijos, ar tai mokytojas, ar tai dėstytojas, ar baigęs kuris mokslas pirmaliai turi pritaikyti pats savo, o paskiau bandyti taikyti kitiems žmonėms. Ir visur taip yra. Tai yra įžvalgumas turi būti toks savikritiškas žmogaus. Bet tik tas nesavikritiškas, kad kritikuoti save, reiškia nežinoti už ką, o analizuojant tą padėtį ir su žinių pagalba įvertinti tą būseną, kodėl taip yra. Vat kai su ją taip elgėsi, jai nepatinka, o kai jinai pati taip elgėsi, net nepastebi, kad čia yra taip. Yra daug niuansų. Ir aš iš gyvenimo, kada žiūriu į patį gyvenimą, tai yra tikrai žmogus atrodo, kas čia su juo dabar atsitiko. Bet kai žmogus papuola į pinkles ar tamsos pasaulio, jis nevaldo savęs. Ot kur yra problema. Tada jį valdo. Svarbu, kaip tai lapė. Pavežėk vieną kojytę, paskui davai dvi, o paskui visą žuvį išmetė ir išaugus iš tų rogų jau pati susirinko, kurie reikia. Tai taip pat žmogui, reiškia, yra tie niuansai. Piktosios jėgos jos stengiasi netgi per kažkokią tai savotiškai tobulą jausmą, meilės jausmą. Aš netgi knygutę rašau apie tokią meilę, nuodingoji meilė. Atrodo viskas lyg ir gerai ir žmogus geranoriškai daro, bet kažkodėl tai daro kitaip, negu kad turėtų būti. Ir su kitais planais, o kitas pasiduoda, bet irgi mato, kad ne taip yra, bet vis tiek pasiduoda.
paskui rezultatą turi. Stoka praktikos, stoka išminties ir stoka sugebėjimo pritaikyti tą žinias gyvenimo praktiką. Ypatingai dar stoka įžvalgumo žmogaus. Tai va. Taip, kad nėra paprasta. Gyventi nėra paprasta. Ir išmokyti gyventi irgi nėra paprasta. Už tai geriausia, kad būtų gyvenimas paprastas, paprastai klostytųsi normaliai. Reikia žmogui suprasti didžiąją išmintį, tą 10 Dievo įsakymų, kodėl jie duoti yra. Ir ką tai reiškia. Kai jau supranti šitą dalyką, tada jau kitaip žiūri. Tada bet kurį situaciją atsiveria visai kitokiai plotmėj ir kitam suvokimai jinai priimama yra. Protingesniam, išmintingesniam ir nesmerkimą kažkokios tai įklimpimo grandys, o reiškia atvirkščiai. Žmogus sugeba kaip nepakliūti į spąstus. Ir kaip būti dėkingam ir palaimingam, kad reiškia jisai išvengia tų spąstų. Bet pirmoje reikia žinoti, kad tai yra spąstai. Ir šitie spąstai šiandien labai galingai veikia. Šiandien yra labai geras priemonės tiems spąstams statyti. Tai yra visas kompiuterinės sistemos. Pažiūrėkit, mažų vaikų negali atitraukti nuo kompiuterio. Jeigu anksčiau negalėdavo užlaikyti namuose, kad reiškia bėga su draugais, su kiekvienu žaisti, ten bėgioja, ten kažkokius tai žaidimus susigalvoja, tai dabar į tą langelį įsispėgilina ir nejudėjimo, nei nieko nėra. Ir galvoj sumaištis keliama. Ten nieko ypatingo nėra doro. Ypatingai vaikiškose filmukuose nieko ten nėra. Arba filmukai atrodo idėjiškai lyg ir nieko, bet vaikas mažas neišmokytas dar mąstyti tokiame lygyje. Ir jisai aiškiai žiūri tą filmuką, iš jo nesupranta, bet už tai mato tos visus vaizdus. Prievartos vaizdus. Ir paskui bando naudoti tos vaizdus reiškia savo gyvenime. Ir ko tik nėra. Jis pasitaiko nėra tų visur. Kad ir akis įsibadė už tai, kad filmukė kažko tai rodė panašaus. Tai vat, taip, kad yra, gyvenimas yra sudėtingas. Ir šiandieną šitam gyvenime žinoti pagrindus yra būtina. Kai žinai pagrindus, tada tik sugebė atskirti. O jeigu pagrindų nežinai, nieko nebus. Ir atrodo, žmogus, aš šiandien rytą biškį nustebau. Žmogus puikiai žino informaciją, bet kažkodėl panaudoja tik savo gyvenimo praktikoje tik dalį, o kitos dalies ne. Ir atrodo žino, sako, žinau viską, žinau. O paskui sakau, kodėl šitos dalies nepanaudoja, sako, užmiršau. O kas į tą užmarštinį yra, kodėl jis užmiršo? Tamsiosios jėgos atjungia atmintį toj vietoj, jos valdo žmogų. Kad jis šito nepanaudotų. Tu gali melstis, gali viskas bus gerai, bet tu nepadaryk iki galo. Buvo, kur jų išradingumas galingas yra. Ir kiekvienas žmogus turi žinoti, reiškia, nuoseklumą turėti. Ir iš to nuoseklumo įprasti nuosekliai. Mąstyti, nuosekliai galvoti, nuosekliai daryti. Ir tada žmogus yra neprieinamas. Tamsoms jėgoms, jeigu ir prieinamas, tai labai nestipriai. Ir nedaug. Ir žinot, kada neatima jėgų, tai žmogaus gyvenimas visai kitoks yra. Kitokia būsena yra. Aš, pavyzdžiui, nenorėčiau niekad grįžti į kokią 3-4 būseną. Nes ten tikrai yra košmaras. Tik žmonės, kaip pripranta prie to gyvenimus, atrodo nieko čia tokio. Tai aš palyginimą tokį duodu. Vat žmogus prie šiukšlyno, iš tų kažkokių tai lentgalių, susirenkia kažkokią tai būdą. Namelį vadinamą savo. Ir jis ten ateina, atsisėda, gal kokį drabužį išmestą turi, kažką tai pasitėsi, jam minkšta, o dar jeigu resiklot kažką tai randa. Ir jis gyvena tenai.
Ir tam šiek jiem atrodo viskas tvarko, pripranta prie tokio gyvenimo ir gerai yra. O jeigu tai jau nuveži normalų būtą, kuris, reiškia, ir baldai tvarkingi, ir visur švara, tai jis nežino, kur save dėti. Ir kai pagyvena tame būti, ir paskiau tą atvedė į tą landinę, sakai, pagyvenk dabar dar kokį mėnesį, žinai, tai viskas nebenori. Viskas yra palyginami. Bet ir Kristaus netgi išsiaiškinimo palyginimas yra. Kodėl jis kalbėjo palyginimas? Už tai, kad daugelį dalykų tiesiai tai pasakyti neįmanoma yra. Bendrą formą įmanoma pasakyti, tai paskiau tą bendrą formą dar reikia mokėti pritaikyti gyvenimo praktiką. Už tai aš irgi va, tokias pavyzdys palyginimas yra. Bet kiekvienas, pavyzdžiui, žmogus, kai neturi kur, kaip ir ką, tai nors kokią pašiūrę, kad lietus nelyktų, kad sniegas nesnyktų ir kad galėtume, reiškia, dabar naktį dar kažkur tai lindęs pamiegoti, ar tai pasislėpęs nuo kažko, tai yra lindęs. Ir vat, iš tų vat, žmonės, kurių, reiškia, lygis yra 2,5, jie praktiškai daug kur. Tai čia dar Lietuvoje dar, aš kai buvau Amerikoje, naktį praktiškai pilnas gatvės miegančių. Atrodo Amerika. Diena nėra. Visi kažkur tai su savo daiktais dingsta, o naktį, kaip tik sutemo, žiūrėk, jau reiškia įsitiesė, jau ant gatvės ir šalykotų pasitiesė ir miega. Ir dabar mums, bet kurią mūsų reiškia paguldyti į gatvę, tai aš nežinau, žmogus neužmygtų. O ten, kadangi taip yra, taip įprasta, ir jis pripratęs, jis žino, kad jo nieks nelies. Tai jau kas palies, tai jis turės kažko apsiginti. Bet to jau nieks ir neliečia, ką tu šimausi, ką tu paimsi. Netgi patys plėšikai ir galvalkatas, jie patys irgi tokių neliečia. Pasiteikė, mėgau žmogau. Lietuvoje aš nemačiau, kad Vilniuje naktį kažkur tai gatvė kažkas įsitiestų ir mėgotų. Tai pilnai yra. Pačiam Niujorke, Vašingtone. Ir kai išeini, reiškia, į gatvę ir matai vakare tokį vaizdą, tad visas prekybos atsiveria gatvės naktį. Visokius daiktus siūlo. Ir ne tik atsiūlo, prikabinta, reiškia, atsiveria, net įvairių stovus atsineša. Ir prekiauja, grupė susėdė, ir tų grupės nepajudinsi. Gal net ir policija pati rengia. Taip, kad ir to Amerikoje nieko gero. Kur žmogus yra, ten žmogiškas problemas. Priklausomai nuo žmogaus lygio, tas gyvenimas jau toks yra. Ir jie būrėsi tokias grupės. Pravažiuojame, reiškia, tik prekybos didžiulis ten. Visą gatvę ten vien tik tai, reiškia, kažkokios tai ten ištiestos palapinės, įvairūs, reiškia, prekeiviai. Pasako, čia yra kinų kvartalas. Čia jų prekybė tai yra. Ir ten visko prekiauja. Ir kai pasižiūri vat, į tą gyvenimą tiek Amerikoje, tiek Vokietijai, tiek Austrijai, kur nenuvažiuosi, Šveicarijai, visur yra savi niuansai. Ir kur yra žmogus, jis yra išradingas gyventi, kažkaip tai išsilaikyti, kažkaip tai gyventi. Žmogiškai ar nežmogiškai, bet pernakvoti, kažkur tai pavalgyti, kažką tai bando ieškoti, kas ištiesęs ranką, kas į kažkelą tai kišenį įlindo. Ir visi mano, kad jie teisūs yra. Ta didžioji tiesa ir teisumas yra. Tai dieviškos išminties suvokimas. Nes žmogus, kada nužmogėja, jisai praranda dvasinę švieso, palaiminę šviesą. Jis nesugeba ją sugrįžti. Ir tai daugiau ar mažiau, bet nesugeba. Ir paskui gaunasi, kad jisai kenčia. Bet įdomiausias dalykas, kad kenčia ir vaikai, kenčia ir anūkai. Ir kai pasižiūri, kad lygis, o šiandien mes su to vyru kalbamės rytą, pakyla lygis iki 13 jos, pakyla lygis vaikų iki 13 ir anūkų lygis pakyla iki 12-13. Ir tie anūkai, kurie atsigimė daugiau jį, pakyla iki 13, tie, kurie daugiau buvo reiškia žmonos ištakas, iki 12. Bet visų kyla. Ir kai matai tokį pokytį, tada galvoji,
kaip tas žmogus gyvena, kur jo protas yra, kad jis, reiškia, nesugeba palaikyti, būdamas pas 4 lygyje, 3,5, ir vaikus ir anūkus laiko tame lygyje. Ir jis mano, kad jis tengiasi, kad jis teisus, ir nepijokas, nei nieko, atrodo viskas žmogum normaliaus, o matot, išminties nesuvokimas giluminis ir neduoda galimybės klestėti, nei išminčiai, nei pastangoms. Štai žmogus ir turi gilintis į tos procesus, bet gilintis ne šiaip savo. Ir save kontroliuoti jis turi. Pasižiūrėti iš šalies, kaip aš atrodau to, reiškia, tame elgesyje, kaip aš atrodau kaip žmogus, kaip aš atrodau kaip sūnus, kaip dukra, kaip tėvas aš atrodau. Ar aš norėčiau, kad ant manęs tėvai taip šauktų, kaip aš šaukiu ant vaikų. Ir taip toliau. Tai yra žmogui dirbti yra kur ir labai daug. Kaip Kristus sakė, javapjūtė didelė, o pjovėjai maža. Tai ir tą derlių nuimti, ir tą derlių, reiškia, sukurti jį, užauginti. Visur, reiškia, yra savo tiesas. Ir svarbiausia, kad žmogus nesupranta vieną dalyką, kad jeigu jisai blogai kažką elgiasi, jeigu nešioja pyktį, nepykantą, nuoskaudas, nusivylimus, baimę, pavydą, gobšumą, kirstingumą ir visas kitokias, reiškia, tas neigiamą emocijų sukūrių savyje, jisgi kenkia ne tik savo, kenkia savo vaikams, savo anūkams, o jeigu pyksta ant vaiko, tai tiesiog naikina vaiką ir nori, kad tas vaikas išaugtų normalus. Vietoj to, kad atspinduliuoti į palaimą šviesą, nešioja pyktį, nepykantą, kodėl jis toks nedorylis. Aš taip stengiuosi, darau, jis matai, ką aš darinėjau. O pasižiūrė, netgi pas tą mažą vaiką vieno lygis aukštesnis negu pas tėvą, negu pas motiną, kuris nori to gėrio, bet pas sukurti negali ir vaikų duoti negali. Norėti dar ne viskas, reikia galėti. O galimybės yra tik tai suvokime, supratime. Kada įsigilint informaciją, kai sugebi tą informaciją panaudoti gyvenimo protu. Tas dvasinės šviesos informacija. Tamsai nieko nereikia, tamsiai pakiša tiesiog ir demonai visi pakiša mintį, ką daryti, kad tu dar daugiau įklimptum tenai. Ten nieko nereikia, gal ten viskas sugalvota. Kaip aš atsimenu filmą Mikulinas, Margunovas, Vycinas, turėjo inscenizuoti, kad sandėly buvo vagys. Neatsimenu, kuris Margunovas, ar ne kuris, sako, tai ką mums dar reikės ir vogti? Sako, ne, sako, jūs viskas pavogti, jūs tai parodykit, kad čia buvo vagys. Kad padarė betvarkę, tai jau viskas padaryta. Ir ten žinot, kai yra kai kurie dalykai tiesiog taip išradingai tų režisierių pastatyti. Tas Mikulinas bonką vyno ras, atsidėjo į kišenę, kaip jis, sako, reikia sudaužyti, kad ten, reiškia, buvo, reiškia, betvarkę padaryti. Nu, kaip tu vyną daužysi? Nedaužysi vyną. Jis tą vyną į kišenę, o paskui, kai su špaga, reiškia, sudaužė tą vyną bonką su špaga. Ir bėga, reiškia, raudona kraujas, jau viskas, jau žmogus rūksta. O paskui pavausiu, joks ne kraujas. Bet taip išradingai pateiktas pats filmas, reiškia, taip sakyčiau, ir gana toks, ir su jumoru, ir su potekste įdomu tokia. Ir su žmogaus tą logiką, kaip kokia dominuoja logika. Čia reikia būti geru psichologu, kad pastatyti, taip išradingai. Išvis ten gerai pastatyta. Kaip ta nuotaka buvo irgi taip pat gerai pastatytas. O žiūri ir matai tuos papročius. Kadangi esu buvęs ir Gruzijoje, ten ne taip paprastai, kada nuvažiuoju tik tais kažkur į svečius ar ką, bet kai atvažiuoju su ministerijos komisija, taigi ten viso kitaip. Ir aprodo ir muziejus, tuos visus buvusias karalių rūbus vadinamus, kaip jie ten apdabinti, reiškia, pauksuoti, vairiausi tokių niuansų. Na ir taip pat parodo papročius. Važiavom į kalnus, nuvežė. Ten kažkokias aukojimo dieną ten
avinus pjauna, šašlykus kepa, odą sukabina, jos ten džiūsta ištisom savaitėm. Ir tos dainos per tuos kalnus, ten tos dainos, kai čia klausai, taigi jo nėra to efekto. Ten, kai per tuos kalnus banguoja, vingiuoja, tai ten tikrai menas, nuostabi muzika yra. Taip, kad kiekviena tauta turi sus paprastus, bet yra ir labai gražių dalykų. Taip, kad aš kaip pasižiūriu, taip pat pragyventas kur gyvenimas. Ir kur būta, reiškia, ir kaip būta, kaip važiuoti, ir keleivinė mašina, ir kiek kilometrų naktį eiti toj pačiai Gruzijai. Paskiau pavydžiai, sunkmės pavyzdžiui, tai kur tu eini, reiškia, pastabdau jį, taip ir taip. Tai jisai sako, mes tave nuvešim. Visai iš kelio pasako, nuvežai iki vietos. Įsikalbė. Tai pasakai, kad iš Lietuvos, tai jie gerbė labai, kadangi iš Lietuvos. Visai kitaip žiūri, geri žmonės, atrodo, nuostabus, nuoširdūs. Taip, kad yra, matyta visokių, sakau. Bet atrodo, niekur ypatingai nebuvo, bet kai pasižiūri, visur būta. Ir Kryme būta, ir dar gerokai, reiškia, pažintas tas Krymas. Ir Kaukazo kalnai būta. Ir pati, reiškia, ten tas kraštas Gruzija, kur, reiškia, yra jau savotiškai truputį kitoks. Ir ne musulmonų tikėjimas, o krikščionybė yra. Ir kai žiūri, reiškia, kokie papročiai, kaip gyvenimas tas yra susidūrė. Tai va taip, kad yra, paskui ir Amerika žiūri, Amerikai vakariai išeiti, keista. Jo, niekur žmonių nėra. Einame į parduotuvę, nieko, su žmona mes išėjom, nuėjome į parduotuvę, tai gal pusę kilometro, nei vieno žmogaus nesutiko. Ir parduotuvė, nei vien tik pardavėjai. Paskui dar vienas atsirado, ten kažkoks tai matyti atvykėlis. Žmonės vakare jau užsidarė, tarp pilni baimės yra. Ir jeigu pasižiūrėti, aš visai nenorėčiau ten gyventi. Man Lietuvoje yra žymiai geriau. Aš tai gal pripratęs. Ir šis kraštas Lietuva yra geras. Galbūt nėra tokių iškasenų, bet už tai nėra tokio užterštumo. Ir pats kraštas yra ir žalias, ir vasara, ir žiema, gražu. Žiema tos eglės, pušys. Ir gamta graži. Nėra gal tų kalnų tokių, bet tai, iš kitos pusės, kas liečia žalumą, tai yra gyvybės tas alsavimas yra labai nuostabus. Kaip jūs vertinat dvasingumo lygį Lietuvos? Žmonių dvasingumo lygį? Tai yra pakilęs jisai. Pakilęs, kyla jisai. Nu, gal čia biškį duoda ir mano knygą postumį. Tai tokį pirminį postumį. Žmogus, kai pasiskaito, tada greičiau atsisuka į pačią bažnyčią, geriau atsisuka į dvasingumą tą. Nes virš 100 000 knygų išparduota yra. Reiškia, jie skaitė, kai kurie anksčiau, kai kurie dabar ir pavarto ir kitiem duoda paskaityti. Ir ta informacija, reiškia, yra, jinai savotiškai plinta. Žmonės kitas iki ateina, reiškia, sako, kad nori, kad kaip gero nori. Aš jau neturiu tos knygos. Jeigu vienas vokietis iš interneto pasiėmė anglų kalboje ir spausdino 27 egzempliorius. Viršelis vokiškas pavadinimas, viduje angliškas tekstas. Matyt, tokios knygos niekur daugiau nėra. Ir jis siuntė savo draugams, kad jie, reiškia, susipažinti su tą informaciją. Jis buvo savotiškai šokiruotas, kad kaip čia šitokia informacija yra. Ir buvo nustebęs, jei pragyvenęs gyvenimą jau prieš 50 metų ir vaikų net neturi. Ir dabar suprato, kodėl neturi ir ką jis pridarė gyvenime. Tai jis buvo, tiesiog jis norėjo, kad draugai sužinotų. Nepagailėjo, reiškia, spausdinti 27 egzempliorius, reiškia, jos įsiūlo ir aš 2 knygas turiu. Vieną iš jo pasiėmiau, sakau, tai ir man vieną vadovanau.
Tai paskui, o vieną pasiėmė vieną ten tokią lietuvę iš lietuvių bendruomenės, nes jis prie lietuvių bendruomenės buvo biškai prisijungęs. Tiksliau sakant, jinai supažindina buvo tos bendruomenės vadovė. Tai sako, tu gali man tą knygą atiduoti. Tai dabar turiu 2 egzempliorius. Ten tiesa, paveiksliukai nespalvota, juoda balta. Bet viskas sudėta. O amerikonas vertė šitą knygą. Sakė, jeigu būčiau nepaėmęs avansą, aš jos būčiau neišvertęs į anglų kalbą. Labai daug konsultavosi su manimi ir jam sunkiai tas vertimas gavosi. Jis pats lietuvis yra, bet jau lietuvis nebemokėjo lietuvių kalbos ir apsivedė su lietuviu. Ir sugrįžo tas žinias lietuviškos kalbos ir jisai, kadangi reiškia anglų kalba pagrindinė yra ir jis dar toks labai kruopštus žmogus ir jis daugiau išpažįsta tą tikėjimą budizmą. Aišku, jis nėra tikintis taip, bet jis geriau pripažįsta, kaip ir jiem, kas ne budistiškai, tai jam atrodo ne taip. Už tai jis padarė 2 vertimo variantus. Vieną, sako, šitą amerikonai skaitys, o kur aš parašiau, neskaitys. O aš išleidau tą, kuris, reiškia, mano įvertimas padaryti. Tai neįspausdinau, patalpinau į internetą. Tai vat, o kodėl aš patalpinau, neišleidau knygą, štai kad anglų kalba mažai ką tai. Aišku, parduodam kažkokią tai dalį, atvažiuoja lietuviai savo iš Amerikos jau, bet jie dar pirmoje eilėje manęs neras. Iš kitos pusės tiesiog brangiai kainuoja, jau vertimas 10 000 kainavo. Jis paėmė $2 avansą, važiavo atostogauti, o paskiau ką daryti, reikia versti. Bet sakė, man labai sunkiai sekėsi versti. Sakė, jeigu dabar iš naujo reiktų, aš nebeimčiau dabar versti. Tai va, tokios tokelės, taip kad šitą informaciją sunkiai braunasi žmogui. Ir ne į kiekvieną. Kai kurie labai lengvai perskaito ir tada nustemba, bet giliai neįsigilina, kiti reiškėlė įsigilina ir giliai, bet ne iš pirmą kartą. O kai kurie net negali skaityti. Pakiša, demonai pakiša mintį, kokia čia nesąmonė skaityti. Čiagi nesąmonė yra, jeigu visi taip gyventų, tai koks čia gyvenimas būtų. O šnapsą išgėrė, pagamtė su moterim, pavaliavojo, o gyvenimas. Kai kam toks, kai kuriam moterims toks patinka. O paskiau, kai jau lygos jau apninka, įvairius vėžys, įvairius, aiškiai, nerviniai tie stresai, kurie sukelti yra, kur ir vaikus nutraukia žemyn, tada paskiau pamatote. O, kad sako, man tą knygą prieš 50 metų, prieš 30 metų, prieš 20 metų. Tai vat, nu dabar jinai yra, bet irgi daugiau nedomina, nes į ją pasigilinus reikia keisti gyvenimo būdą. Šitą daug kas nenori. Nenori atsakyti meilužės, nenori atsakyti meilužę. Kaip mano sesuo pasakoja, Panevėžio rajone gyvena. Vyras, vienos moters reiškia vyras, traktoristas, nuvežė šieną kaimynei ir apsinakvojo pas ją. Iškrovė šieną, tą pavaišino. Išgėrė gerokai, rytą moteris ateina, mato traktorius stovi, nueina pažiūrėti, prie lango prieina, jisai su glaudėm vaikšto po kambarį, nusirengęs. Viskas skirsiu, nebegyvensiu. Čia iš Kauno, reiškia, paėmė seserį, atsikvietė, ne brolį atsikvietė su žmona. Sėdi, reiškia, šnekasi. O, sako, mes jau turėjom šiandien į Palangą išvažiuoti. Viskas, reiškia, pasaulis griūna, atvažiavom čia, rado, sako, ko pergyventi. Pas mus Kaune, sakau, labai matau prisidūrti. O, kokia logika.
Tai kaip pasakoju, ir čia kiek gryni faktai yra. Atrodo, kas. Ir žmonės irgi, tai Kaune. Kai kam matuoja, kai kam nematuoja dar. Tai vat. O žmonės, kai suvokia informaciją, tai netikė, negali būti. Gali būti. Ir yra tokie faktai. Ir jie, reiškia, yra, kada išklotinė pasižiūri, tai tikrai kitas iki stebėsi. Kad yra jie tie faktai. Kaip jie keičia žmogaus gyvenimą. O dabar turi jauną porą. Neturi vaikų, dar nieko apsivedė gyvena. Kaip tik meilužė atsirado, griūna viskas. Ten viskas griūna, bet reiškia taip griūna, kad nežinai, kur užsibaigs ta griūtis. Ar jinai sustos dar pusiaukelėje, ar nesustos. Ir jis vaikinas tas sako, vyras tai yra tas, apsivedė. Tai kad jisai kaip ir neima į galvą. O žmonės sako, jeigu aš taip pasielgčiau, ką tu darytum? Tada myslė. O ką aš daryčiau, jeigu žmona taip padarytų? Ir svarbiausia, kai pakliūna į sparstus, nebegali išlikti. Tamsias jėgos taip gražiai sukausta. Ir jau viską jie prisižadėjo nieko nedaryti ir ne šiaip, kad būtų pijokas ar dar koks, ne. O dabar jeigu grius, taigi praktiškai viskas grius. Reikės ir darbą palikti, reikės ir būtą palikti, nes ne jo, jos tėvų nupirktas ir tėvų, reiškia, tėvų vardas ten yra. Ir taip toliau, viską reikės palikti. Ir karjerą pačią. Ir vis tiek dar ne. Dar neatsipeikė, kad darė blogai. Jam atrodo, kad nieko čia tokio. Ir svarbiausia, žino informaciją visą. Taip, kad tamsias jėgos labai gražiai. Tuos, kurie žino informaciją, ir tuos suvysto kitą sykį ir juokiasi. Man kūnas sako, taip, o mes geriau padarysim. Tai va, taip, kad nėra ko stebėtis. Pasaulis jis toks, netgi žinant informaciją suvysto, jau nežinant, tai ten nėra ko ir vystyti. Jis pats į tuos vystyklus įsivysto. Tai va. Laikas dar toks yra, pradžia tokia yra, bet jinai yra. Ir aš manau, kad ta pradžia, reiškia, neišnyks, tai jis laikas gilinsis. Nes mano pagrindinis tikslas buvo parašyti tą knygą, kad informacija nenueitų į nežinomybę. Nes kada yra ir žinoma, ir kai kitas iki stebėsi, aš pats stebiuosi, kaip giliai viskas yra sutvarkyta ir pas patį, reiškia, kūrėją visą sistemą ir žmogus, reiškia, nežino tos sistemos. Jeigu tu gyveni šviesoj, tau daug atveriama. Ir netgi vaikai patys, atrodo, mokosi viskas gerai, kaip tik pradėjo, atsirado meilės kažkokie tai ryšiai, atsirado kažkokie tai suėjimai, ypatingai lytiniai santykiai, viskas. Tai pradeda viskas keistis, kad tiesiog žmonės net neįsivaizduoja, kodėl tas įvyko. Už tai, kad vyksta perkodavimas žmogaus. Lytinis aktas yra didžioji jungtis, vyro ir moterų sielų jungtis, o siela pirminė struktūra, jeigu sieloje pokyčiai vyko, jie vyks ir fiziologijai pokyčiai. Ir laiko bėgant viskas vyksta. Ir važiuoti žemyn, griūti labai paprasta, nereikia jokių pastangų. Dar atvirkščiai nežinoti reikia nieko. Ir tada labai gera auka tampa. O kai žino žmogus, tai dar reikia pastangų, kad nenukrypti. Tai čia ir yra. O paskiau, kada nukrypimas padarai, tai dar man yra žmonės, kai kurie tiesiog supranta, žino informaciją, bet jie negali savęs kontroliuoti. Jam atrodo, ką jis daro, tai yra gerai. O ką žmona arba vyras daro, tai yra blogai jau, jeigu taip elgėsi. O kadangi aš save teisinu, čia yra meilė, čia yra dar kažkas, taip yra. Tame tarpe mano prašyta knyga yra vadinama nuodingoji meilė. Yra tokia meilė, kuri sardymui veda viską. Ir aš ją pavadinimą davau nuodingąją. Ir jinai laikinai egzistuoja, labai stipriai egzistuoja. Kol viskas sardo, o kai sardo, paskui žmogus galvoja, kam aš šitą padariau.
Bet jau po to, kai net atgal nieko nėra, atsukti nebeįmanoma. Na, aišku, dar viena problema tai yra tėvų įsikišimas netvarkinga kryptimi. Nežino informacijos, kažkokią tai savo užgaidas nori vykdyti per vaikus, tada irgi yra problemos. Taip, kad gilintis yra į ką, gilintis yra dėl ko. Jeigu nori gyvenimą turėti pats žmogus, jeigu nori gyvenimą, kad turėtų vaikai, o žmogaus juk senatvė didžiausias tai yra vaikų gyvenimas. Jeigu vaikai tvarkingai, jeigu pas juos viskas sekasi, jeigu pagarboji su tėvais kartu viskas gerai klostosi, tai yra palaima. O jeigu, reiškia, vaikai ten prasigėrė, narkomanai, įsiskyrė, įsidraskė, anūkai vėl, reiškia, nežinia, ką išdarinėja, tada, reiškia, patiems tėvams nei džiaugsmo, nei nieko. Tai kažkoks tai vidinis sielvartas, sielos skausmas, kurio nepagydysi jokiais vaistais ir gyvenimas užsibaigia, atrodo, prislėgtoje būsenoje. Taip, kad gyvenime reikia vaikystėje, jaunystėje ruoštis, o tai jau gyventi ir gyvenant dar ruoštis. Ir nepamiršti, kad esi žmogus, Dievo kūrinys. Ne šėtono kūrinys, o Dievo kūrinys. Ir ne šėtonui tarnauti, o Dievui padėti toliau tobulinti ir tverti pasaulį. Čia yra pagrindinė žmogaus nuostata, kur turėtų žmogus orientuotis. Ir už tai žmogus pirmoje eilėje turėtų būti vertas Dievo palaimų šviesos. Daryti viską, gal būtų vertas palaimų šviesos. O kada jisai vertas, tai ir jo vaikai verti yra. Nes vien žmogus vertė nebūna taip. Susiriša viskas į bendrą. Ir jeigu jis vertingai gyvena gyvenimą, vertingai užaugina vaikus, vertingus, tai ir vaikai laimingi, ir pats laimingas, ir anūkai laimingi, ir visi atrodo visa kitokia grandis yra. Bet jeigu vienas į priekį, kitas atgal, arba į šoną, ir kaip to Krylovo pasakėčiai, lydys, gulbė ir kas ten, ir vėžys. Lydys gilin, gulbė aukštyn, o vėžys atgal. Ir vežimas nei iš vietos nekrusit. Tai va, tai čia lygiai taip pat ir pas žmogų yra. Jeigu tvarkinga orientacija, jeigu tvarkingas supratimas, tai tada gyvenimas vienas yra, o jeigu netvarkingas, būtinai gyvenime atsispindės tie dalykai. Ir svarbiausia yra žmonės, kurie žino informaciją, bet vis tiek jie užvaldyti tų piktų jėgų ir negali jos tos informacijos panaudoti visaverčiai gyvenimo praktikai. O dalinis panaudojimas kitas iki labai pravartus tom tamsiom jėgom. Nes žmogus dar turi kažkaip tai daugiau šviesos ir yra stipresnis maitinimo šaltinis. Pavyzdžiui, gydytojas žmogų gydo ne vadėl, kad pagydyti, kad jis nenumirtų, bet ir nepasveiktų. Tada jam yra duona. Aišku, aš čia perdėtai kalbu, bet reiškia, iš esmės, jeigu visi būtų sveiki, tai gydytojai nereikėtų. Bet žmogus taip ir yra, jis dvasinis ligonis ir fizinis ligonis yra. Bet pirmoji prasideda nuo dvasinės ligonio esmės. Tai va, taip, kad protingai išmintingai mąstykim, tas, kas blogas mintis buvo, palikim šiuose metuose, o kas gera, ką žinom, kas vokiam, kitais metais mokėkim panaudoti gyvenimo praktiką ir būkim sveiki, laimingi, dalingi. Kokie klausimai? Matot, kaip viskas aišku.